Paauglystė, kaip ir kiekvienas raidos etapas, yra ypatingas. Turbūt labiausiai tuo, kad jos tikslas yra tapatybės paieškos. Paauglystė baigėsi, kai vaikas atsako savo į klausimą, kas aš esu. Tėvai irgi turi išmokti klausytis vaiko problemų ir priimtas problemas, kokios jos bebūtų baisios, bet mes, jeigu norim, kad jis apie jas papasakotų ir kartu spręstumėm, mes turim išmokti jų klausytis. Amerikoje gali nusipirkti šautuvą nuo 14 metų, vairuoti mašiną tada, kada pradedi vaikščioti, tačiau pradėjo alkoholį 21. Tai yra tas amžius, kada daugelio autorių nuomonė baigėsi smegenų funkcinis vystymasis. Ir smegenys yra paruoštos naudojimas, sakykime, taip. Ir jeigu pradedi jas skandinti anksčiau, tai jos nepasiekia tos viršūnės, kurią joms yra skyręs Dievas, kaip mes jį suprantam. Iš tikrųjų, tėvų didžiulė meilė padaro iš žmogaus žmogų, aš taip galvoju. Kad ne ta meilė, kur ten gali pirkti vaikui, bet ką, ne, tiesiog elementariai dėmesio rodymas, elementariai patarimas, kad vaikas pasitikėtų tėvu ar mama ir galėtų jam išsipasakoti. Bet čia yra didžiulis įdirbis. Reikia visą laiką investuoti ne į tą tokią pripažinimą laikiną ten paauglystėje, bet siekti to, kas tau patinka, nesvarbu, kad tu ten galbūt keistai atrodysi ar būsi netoks įdomus ten bendramžiams, bet ateityje tas visas atsipirks ir tu būsi daug aukščiau už tuos, kurie gerdami ten ar rūkydami norėjo būti populiarūs.